gerai, palauk, vienas esminis momentas. Jūs man nei vieno klausimo Ne, vienas esminis momentas. Paprasčiausiai pasakykit, kad jūs jau esate išrinktas bendrijos pirmininku, taip? Yra patvirtinti mano įgaliojimai. Taip, tai yra, kiti namai jūs išrinko, mūsų name jokių balsavimų nebuvo, jo? Daugiau komentarų nebus. Na, ta prasme, ką čia slėpti? Aš nieko neslėpiu, bet daugiau komentarų nebus, kol neišjungsite savo kamerą. Todėl, kad mes visą tai pakelsime į aukščiausią lygį, į viešumą. Aš žinau, iki viešumos, aš labai puikiai suprantu. iki tokios viešumos, kokios jūs pats prašotės. Iki pačios aukščiausios viešumos. Ne, bet man įdomu, kaip gali būti, pavyzdžiui, mūsų name nebuvo balsavimo, jūs jau sakot, kad aš jums sakau, jūsų name dar bus susirinkimas. Ne, pirmininko, susirinkimas bus ta pačia darbotvarkė, kaip ir visose kitose namuose. Ar reikės tvirtinti įgaliojimą? Taip, reikės. O jeigu mes nenorim tvirtinam? Mes nepatvirtinam, mes patvirtinam kitą. Dar kartą sakau, kad vis tiek šita procedūra turi būti praeita. Bet jinai yra formali, ar ne? Nes mūsų balsas nieko nereiškia. Taip. Kadangi keturiuose namuose jau šitas įgaliojimai yra patvirtinti. O dabar tie namai vienu metu buvo susirinkę, ar kiekvienam name? Aš dar kartą aiškinu, kiekvienam name buvo atskirai. Ir kiekvienam name buvo renkama valdyba įgaliotiniai. O jūs irgi kiekvienam name atskirai buvo tvirtinamas. Dabar noriu paklausti, ar ta išrinkta valdyba